tokių žmonių labiausiai nemėgsti? Gal tu nemėgsti veidmainių, kurie tau į akis sako vieną, o už nugaros sako kitą? Beveik, nedaug trūko. Ką šiandien veiksim, Nedi? Mes važiuosim pas berniukų močiutę, Homerį. Tik šeima, supranti? Taip, jokių žurnalistų. Ne, tik Flandersų šeima. Na, gerai. Vaje, močiutė, mes niekur nevažiuosim. Bet tu sakei, kartais nenorėdami užgauti kitų jausmų, privalome sakyti netiesą. Melagystės pravirkdo kūdikėlį Jėzų. Gal tu nemėgsti melagių, kurie pastoviai kažką pina, kažką trina? Atliksim kelis bandymus. Čia yra paprastas melo detektorius. Užduosiu jums kelis klausimus, turėsit atsakyti taip arba ne. Ar supratote? Taip. Gal tu negali pakęsti pasipūtėlių, kurie pastoviai giriasi tai, ką turi, ar savo kažkokiais tuščiais pasiekimais? Nemaniau, kad kiek nors nusimanai mašinose, Homerį. Tikrai taip, aš tikras specas. Kasgi čia? 6 kanalų Holėjaus karburatorius? A kaipgi? Edelbroko vožtuvai? Ne kitokie. Meyerhorfo velenai? Taip. Paskutinį sugalvojau. Suprantu. O gal žmonės, kurie neturi stuburo, kurie neturi savo nuomonės, kurie negali pastovėti už save, tave erzina labiausiai? Homerį, aš dėl tų daiktų, kuriuos pasiskolinai prieš šitiek metų. Stalelis televizoriui, elektrinis šlifuotuvas, vonia. Ar kiparis užutėki tau jų reikės? Taip. Gerutėliai. Gerutėliai. O gal tu nemėgsti tiesiog to, kuris žiūri į tave veidrodyje? Matai, aš vaikystėje buvau vagiukas ir melagiukas. Ir tuo labai nesididžiuoju. Aš pastoviai prisidarydavau kažkokių tai problemų. Ar tai per savo ilgą liežuvį, ar kažkokią zlastį iškrėsdavau. Mokykloje nebuvo dienos, kad manęs neišvytų už durų. Ar nenuvytų pas pavaduotoją, ar pas socialinę darbuotoją. Vienintelis būdas, kaip aš išbrisdavau iš visų šitų problemų, kurias iš esmės pats ir sukeldavau, buvo melai. Aš pastoviai meluodavau. Ir aš meluodavau taip įtikinamai, kad aš pats patikėdavau tais melais. Kad tie melai man buvo kaip realybė, kaip tikrovė. Aš suprasdavau, kad aš elgiuosi netinkamai. Bet aš nežinojau kito būdo, kaip susitvarkyti tas savo problemas. Ir dar buvau vagiukas. Ar tai kažkokios parduotuvės traškučių pakelį, šokoladuką, ar tai sausainių, ar tai iš aplinkinių kažkokios smulkius dalykus, ar tai eidamas per kažkokio tai svetimo žmogaus kiemą kamuolį pavogdavau, ar tai su draugais kažkokius vario ar aliumo dalykus iš žmonių kiemų, ar ten iš kažkur kitur vogdavom tam, kad priduotume ir nusipirktume kažką, nežinau, saldumynų ar dar kažkokių nesąmonių. Pripažinti savo ydas, savo klaidas, savo praeitį yra labai sunku. Bet aš nematau kito būdo, kaip augti, kaip tik kalbėti apie tai ir gailėtis dėl savo padarytų darbų ir stengtis jų nebedaryti ateityje. Kitose žmonėse dažniausiai mes nemėgstam tai, ką mes patys turim ar turėjom. Aš labai nemėgstu melagių ir nemėgstu veidmainių. Nes aš pats toks buvau didžiąją gyvenimo dalį. Aš nemėgstu vagių, nes aš pats toks buvau. Kituose mes matome savo atspindį, negerą savo atspindį. Mes kitose žmonėse matome trūkumus, kuriuos patys turim. Prieš pykdamas ant kito, gerai pagalvok, ar tu pats toks nesi, ar tu pats toks nebuvai. Galbūt tame žmoguje matai savo atspindį ir to tu negali pakęsti. Visi mes nuodėmingi, visi mes su ydom. Visi mes su trūkumais. Taigi Jėzus yra pasakęs, kad prieš kaltindamas kaimyną, kad jisai akyje turi rakštį, pirmai iš savosios rastą įsitrauk. Tai reiškia, kad prieš kaltinant kitus dėl jų nuodėmių, dėl jų darbų, dėl jų charakterio ar dėl kitų kažkokių dalykų, pirma pasižiūrėk į save, ar pats to nedarai, ar pats jau esi susitvarkęs. Norėjau pasidalinti tai, ką pastebėjau savo gyvenime. Nežinau, galbūt ir pas tave kažkas surezonavo. Baigta.